Diena. Labai malonu matyti tokį gausų būrį susidomėjusių ir šitą priemonę ir kvietimu. Ir dabar aš norėčiau pratęsti mūsų pokalbį apie tai, kaip vyksta ekspertinis vertinimas. Ir be abejo, bendrieji principai, jie buvo labai gražiai išdėstyti gerbiamos Jurgitos. O aš gal labiau eisiu prie praktinių dalykų ir parodysiu, stengsiuosi aptarti tai, tuos praktinius aspektus, kurie gali būti svarbus jums ruošiant savo paraiškas. Taigi ir kalbėsiu. Atsiprašau, gerbiama Vilmantė, gal galėtumėte skaidrę padaryti per visą ekraną, o ne atskirom skaidrėm? Tiesiog kaip. O, taip, ačiū Jums. Ačiū ir atsiprašysiu dėl techninių trukdžių, kadangi negalėjau pasidalinti ekranu. Čia tai prašau techninės pagalbos, rodant skaidrės. Tai kita skaidrė, prašau. Taigi, šita priemonė, mokslininkų grupių inicijuoti projektai, jinai nėra nauja, turbūt yra ilgiausiai veikianti programa Lietuvos mokslo tarybos konkursiniam finansavimo priemonė. Ir be abejo, kai kurie dalykai yra tie patys iš metų į metus, mažai keitėsi. Bet yra ir kai kurių naujų dalykų. Taigi, pirmiausiai, kas nepasikeitė konkursuose, jeigu kalbėsime apie reikalavimus paraiškoms gamtos, technikos, medicinos ir žemės ūkio mokslų srityse. Tai, kaip ir ankstesniais metais, vyks 2 konkursai. Tai vienas konkursas patyrusiems mokslininkams ir kitas jauniesiems mokslininkams. Nepasikeitė ir tai, kad šių mokslo sričių paraiškas vertins užsienio ekspertai. Tai jau vyko ir anksčiau, bent jau 5 metų, ir šita tradicija yra išlaikoma ir šiais metais. Ir ryšium su tuo, kad paraiškas vertins užsienio ekspertai, tai paraiškos bus ruošiamos, turėtų būti ruošiamos anglų kalba. Ir tik tai vėliau tie, kurie gaus finansavimą, tų pareiškėjų bus prašoma pateikti ir paraiškos analogą lietuvių kalba. Prašau, kitą skaidrę. O kasgi naujo MIP konkursuose? Tai visų pirma, tai kad šitose konkursuose bus taikomi KOARA principai. Tai KOARA tai susitarimas dėl mokslinių tyrimų vertinimo reformos, ir apie tai kalbėjo ir mūsų pirmininkas. Kita. Iki šiol buvome labai pripratę prie kiekybinių rodiklių. Skaičiavome, kiek straipsnių paskelbėme, kokie žurnalų cituojamumo rodikliai, kokie mūsų H indeksai ir panašiai. Kita. Tačiau labai gerai suprantame, kad mokslininkai nelabai telpa į tuos skaičiukus. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti britų mokslininką, biochemiką Frederiką Sengerį, kuris per savo mokslinę karjerą paskelbė 14 straipsnių. Tai profesoriaus pareigų nelabai galėtų užimti Lietuvos universitetuose, bet jis gavo 2 Nobelio premijas. Tai šitas pavyzdys turbūt vienas iš ryškiausių, kaip mokslininkai netelpa į tos skaičiukus. Ir todėl visame pasaulyje kyla poreikis keisti vertinimo kriterijus, kad būtų atsižvelgiama į kokybinius rodiklius. Tai kokybinius kriterijus, tai tokie kaip kokybė ir poveikis, įvairovė, įtraukumas, bendradarbiavimas. Ir šios priemonės kvietime ir bandyta pritaikyti vertinime būtent kokybės ir poveikio kriterijus. Kokybės kriterijus jis irgi visada buvo, tai mokslinis tyrimas visada buvo vertinamas pagal jo kokybę. Kas galbūt yra naujo, tai kad
kokybiškai bus vertinama ir vadovo, ir komandos kompetencija. Na ir galbūt toks naujesnis dalykas, kuris atsiranda, tai būtent tas poveikis, kada jūs savo paraiškose turėsite išryškinti, apgalvoti ir išryškinti, kokį poveikį jūsų numatomi tyrimai turės ne tik tai mokslo raidai, bet ir kokį poveikį darys visuomenė. Taigi, ryšium su tuo, šių metų paraiškoje bus daugiau aprašomojo pobūdžio dalykų, tai būtent jums reikės aprašyti vadovo ir komandos kompetencijas, rezultatų reikšmingumą, sklaidą, poveikį ir produkciją, ir mažiau bus kiekybinių dalykų, tokių kaip pasirinkti iš pateiktos lentelės. Kita skaidrė. Antras svarbus naujas dalykas tai, kad prioritetas apskritai mokslo politikoje yra teikiamas mokslininkų rengimui ir ryšium su tuo. Ir šitame kvietime bus skatinamas studentų įtraukimas į projektinės veiklas. Tai čia visų pakopų studentų, 1-2 pakopos, vientisųjų studijų ir doktorantūros. Studentų įtraukimas į projekto veiklas gali būti vertintas iki 2 balų, bet čia vėlgi atkreipkite dėmesį, kad čia svarbu ne skaičius, o kokybė. Tai svarbu ne kiek studentų reikia įtraukti, kad gauti tuos 2 balus, bet svarbu, koks yra to studento įtraukimo tikslingumas, kokios užduotys jam numatomos, kokios galimybės jam tobulėti suteikiamos. Na, ir pagal tai bus skiriami balai. Kita skaidrė. Dar vienas dalykas, į ką norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kai ruošite paraiškas, nepamirškite atsakyti į klausimus liečiančius tyrimų etiką ir duomenų valdymo planą. Čia vėlgi nėra šitie nauji dalykai, bet jų reikšmė vis labiau auga ir prašyčiau, kad tuos etinius klausimus, na, jie medikams, biomedicinos srityse dirbantiems mokslininkams, jie nėra nauji, jie įpratę, bet nepamirškite, kad ir kitose kryptyse, kitokio pobūdžio tyrimuose taip pat tie etiniai klausimai yra svarbus ir todėl juos irgi reikia aprašyti. Ir neužtenka parašyti, kad bus kreipiamas į etikos komitetą leidimui gauti, bet reikėtų paaiškinti išsamiai veiksmų planą, parodant ekspertams, kad jūs gerai žinote tuos etinius klausimus ir žinote, kaip juos spręsti. Kitas dalykas tai duomenų valdymo planas. Na, visose tyrimuose, ypač mūsų srity, beveik visose, turbūt daugiau kaip 90% tyrimų, jie yra susiję su duomenų rinkimu. Na ir su to iškyla klausimas ir kaip bus renkami duomenys, ir kaip saugomi, ir kaip viešinami. Iki šiol dažnai ir pareiškėjams kildavo klausimų dėl šito duomenų valdymo plano. Ir kartais gal ir ekspertai taip nesuprasdavo, kodėl kyla klausimas dėl šito plano ir taip gal ir lengviau pažiūrėdavo, bet dabar bus truputį griežčiau į tai žiūrima ir tą duomenų valdymo planą reikės pateikti. Jeigu jums kyla klausimų, kas tai yra, kaip tai daryti, tai rekomenduojame kreiptis į savo institucijas, nes daugelis universitetų ir mokslo tyrimų institutų yra pasirengę savo duomenų valdymo planus ir kreipkitės į juos pagalbos, kad šitos klausimus padėtų jums aprašyti ir tinkamai pateikti paraiškoje. Į kitą skaidrę. Čia yra pateikiu ekspertinio vertinimo sistemą, na, ją iš esmės aptarė ir gerbiama Jurgita, tai aš gal prie pačios schemos nesustosiu ir čia priminsiu tik tai tos etapus,
kaip vykdomas ekspertinis vertinimas. Tai prieš vykdant ekspertinį vertinimą yra atliekama administracinė paraiškų patikra, ją atlieka LMT darbuotojai, bet kartais gali prireikti ir ekspertinės pagalbos, tai tada yra kreipiamasi į komitetą ir komiteto ekspertai suteikia tas konsultacijas, kurių prireikia šitam etape. Kur tų ekspertinių kompetencijų gali prireikti, tai dažniausiai tai yra susiję su reikalavimais vadovui. Tai čia priminsiu, kad trečiajame konkurse GTM srityje projektų vadovams yra keliamas reikalavimas, kad jie būtų paskelbę ne mažiau kaip 10 straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Ir dėl tų žurnalų recenzavimo gali iškilti klausimų, tai šitoj vietoj pasitelkiami ekspertai. Ir ketvirtajame konkurse, tai čia lengviau yra įvertinti administracinių požiūrių, kadangi reikalavimas vadovui yra tai, kad jis būtų jaunasis mokslininkas, tai kad jam daktaro laipsnis būtų suteiktas ne anksčiau, kaip prieš 7 metus nuo petime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos. Kita skaidrė. Visos paraiškos, kurios praeina administracinę patikrą, toliau yra skirstomos į grupės pagal projektų mokslo kryptis ir tematikas. Ir šitą darbą atlieka Gamtos technikos, medicinos ir Žemės ūkio mokslų komiteto ekspertai. Ir šitame etape taip pat yra sudaromos ekspertų komisijos, tai jau čia užsienio ekspertų komisijos, ir komisijų sudaroma tiek, kiek yra būtina tinkamam paraiškų ekspertiniam vertinimui atlikti. Praktika rodo, kad paprastai vienoje grupėje gali būti tarp 15–50 giminingų pagal kryptį ar tematiką paraiškų, bet čia nėra griežtų kriterijų, kiek tų paraiškų gali būti vienoje grupėje ir kiek grupių yra sudaroma. Ir kiekvienai grupiai sudaroma ekspertų komisija, yra paskiriamas jos vadovas ir vadovas ir visi ekspertų komisijos nariai yra užsienio ekspertai. Stengiamasi, kad ekspertų interesų sritys būtų kuo geriau atitinkančios projektų tematikas. Aišku, čia iškyla kai kurių problemų, nes ne visada pavyksta visiškai tiksliai, kad atitiktų tos tematikos. Ir todėl į tai reikia atsižvelgti, reikia tai žinoti ir į tai atsižvelgti rengiant paraiškas. Tai visų pirma, kai jums ruošiant ir teikiant paraišką reikės nurodyti mokslo kryptį, tai reikėtų nurodyti pagal projekto tematiką, tyrimų objektą, labiau negu kad pagal tai, kokios mokslo krypties daktaro laipsnis jums suteiktas. Nes tai padės nukreipti jūsų paraišką į tą grupę, kur pagal tematiką jinai yra labiausiai tinkama. Ir antras dalykas, tai kad nereikėtų tikėtis, kad jūsų paraišką vertins labai siauros srities specialistas ir tiksliai supras visus mažiausius jūsų tyrimo niuansus. Paprastai ekspertai yra tokios platesnio akiračio, platesnės kompetencijos ir todėl projektą reikia parašyti taip, kad jis būtų suprantamas ne tik labai siauros specializacijos mokslininkui, bet jį galėtų suprasti ir šiek tiek toliau nuo tos konkrečios labai specifinės tematikos esančiam mokslininkui. Kita skaidrė. Taigi, dar sykį pabrėšiu, kad paraiškas vertins užsienio ekspertai. Kartais kyla klausimų, ar jų kompetencija yra pakankama. Tai čia tikrai galėčiau užtikrinti, kad Gamtos technikos, medicinos ir Žemės ūkio mokslų komiteto nariai, jie deda tikrai visas pastangas, kad
parinkti ekspertus kuo aukštesnės kompetencijos ir tikrai žiūrime, kad ekspertai būtų kompetentingi, aktyvūs mokslininkai. Prieš kiekvieną kvietimą, prieš kviesdami ekspertus patikriname ir jų publikacijas, ar jie turi naujų publikacijų, apie ką jos ir pagal tai stengiamės ir parinkti į kokią grupę, kad tematikos atitiktų su paraiškų tematikom. Visi ekspertai turi projektų vykdymo patirties, tai žino, kas yra projektinė veikla ir kaip ją vykdyti ir kaip ją vertinti, nes daugelis iš jų yra vertinę ne tik nacionalinius, bet ir Europos mokslo tarybos, Horizonto ir kitų tarptautinių mokslo programų projektinės paraiškas. Kita, prašau. Ekspertų geografija yra pakankamai plati, tai ekspertais yra kviečiami ne tik tai kaimyninių šalių mokslininkai, tai čia iš rytų Europos, tai Lenkijos, Latvijos, Estijos, bet taip pat ir iš vakarų Europos šalių, tai turime daug ekspertų iš Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Airijos, žodžiu, geografija yra plati ir pagal universitetus taip pat turime ekspertus iš lyderiaujančių geriausių pasaulio universitetų, tokių kaip Kembridžo, Oksfordo ir kitų. Labai svarbus dalykas yra nešališkumo užtikrinimas ir čia taip pat komiteto nariai deda visas pastangas, kad pakviesti tik tai tuos ekspertus, kurie neturi bendrų publikacijų su Lietuvos mokslininkais ir taip pat neturi darbo santykių su Lietuvos mokslo institucijomis. Tai kaip paraiškos suskirstomos į grupės, sudaromos komisijos, tada vyksta antrasis paraiškų vertinimo etapas, kada kiekvieną paraišką, nežinodami vienas apie kitą, individualiai įvertina 3 ekspertų komisijos nariai. Ir po to vyksta trečiasis vertinimo etapas, tai ekspertų komisijos posėdis. Ir šitame posėdėje bendrai aptariami individualaus vertinimo komentarai ir pagal tos vertinimus pasiūlyti balai. Diskutuojama dažnai ilgai, bet tikslas yra bendru sutarimu nuspręsti, kokį įvertį suteikti tai paraiškai ir kokius komentarus parašyti. Na ir kai toks sutarimas pasiekiamas, tada paskiriamas vienas iš posėdėje dalyvaujančių komisijos narių paruošti apibendrinamąjį įvertinimą. Kita skaidrė. Po to, kai parengiamas šitas apibendrinamasis įvertinimas, pareiškėjui, vadovui yra suteikiama galimybė susipažinti su paraiškos pirminiu įvertinimu ir nurodyti faktinės paraiškos įvertinimo klaidas, jeigu tokių buvo. Ir čia vėlgi prašau jūsų atsiminti, kad tai yra svarbu, kad nurodomos tik faktinės klaidos ekspertų vertinime. Ir jokia papildoma informacija, patikslinimai, paaiškinimai neturėtų būti teikiami, o jeigu pateiksite, tai ekspertų komisija vis tiek jų nesvarstys. Svarstys tik tai, jeigu nurodysite, kad buvo padarytos klaidos vertinime. Kita skaidrė. Na ir toliau, jeigu buvo padaryta tų faktinių klaidų, tai ekspertų komisija jas vėlgi kolegialiai apsvarsto ir atitinkamai pataiso. Nebūtinai pataisys ir balą, nes galbūt tos klaidos nebuvo tokios, kad įtakotų paskirtą į balą, bet gali būti taisomi ir patys komentarai, bet jeigu yra reikalas, tai yra taisomi ir įverčiai ir paskirti balai. Na ir tada yra parengiamas galutinis apibendrinamasis įvertinimas. Kita skaidrė. Ir komisijos darbas baigėsi tuo, kad pagal komisijos posėdėje priimtus galutinius apibendrinamuosius paraiškų įvertinimus
ir juose nustatytus kiekvienos paraiškos suminius įverčius, sudaroma finansuotinų projektų pirmumo eilė. Gali būti toks atvejis, kad ta pati komisija vertino ne vienos, o kelių paraiškų grupių paraiškas. Na ir taip dažniausiai atsitinka, kad ta pati komisija vertina ir patyrusių mokslininkų paraiškas, ir jaunųjų mokslininkų paraiškas. Bet pirmumo eilės yra sudaromos kiekvienoje paraiškų grupėje. Tai atskirai sudaroma pirmumo eilė patyrusiems mokslininkams ir atskira pirmumo eilė sudaroma jauniesiems mokslininkams. Kita skaidra. Galutinį sprendimą dėl finansuojamų projektų priima Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, tai komitetų siūlymų, bet griežtai laikantis ekspertų nustatytos pirmumo eilės. Tai, ką nustatė ekspertai, kaip tos paraiškos išsidėsto pagal balus ir įvertinimus, jinai yra nekeičiama. Na, vėlgi svarbu atsiminti, kad ne visi ekspertų komisijų finansuotinais pripažinti projektai yra finansuojami. Tai priklauso nuo kiek lėšų yra skirta kvietimui, kaip tos lėšos pasiskirsto tarp grupių. Ir todėl dalis ekspertų finansuotinais pripažintų projektų, kurių finansavimui neužteko lėšų, komiteto siūlymų gali būti įtraukiamos į rezervinių projektų sąrašą. Ir vėlgi šitas rezervinių projektų sąrašas yra sudaromas taip pat griežtai laikantis ekspertų komisijos nustatytos pirmumo eilės. Na ir atsiradus lėšų iš to rezervinio sąrašo projektai, vėlgi pagal pirmumo eilę, gali būti finansuojami. Kita skaidrė. Taip, tai čia aš ir baigiu ir tada lauksiu klausimų.